Labas rytas, matomės ne lauke, o namuose jau kai šviesu, tai dėl to, nes aš praleidau kiek pamokų? Gal kokias 2 pamokas, nežinau. Nes aš vakar šiaip jau miegoti ir, nežinau, taip silpnai jaučiausi. Ir tada pirmą nakties atsikėliau bele kaip mane krėtė šaltis, aš visą drebėjau. Tada galvą skaudėjo, užmigau, tada vėl atsikėliau, nuėjau mamai pasakyti. Išgėriau nuo galvos vaistų ir paskui užmigau. Bet visą naktį man tai buvo šalta, aš įsidėjau kaltrą, kuri yra, tikrai, žinokit, šilta man su ja miegoti. Ir dar tą pledą. Ir tipo vis tiek man buvo šalta. Bet dabar ryte biškį geriau, tai todėl eisiu į mokyklą, nes ir šiandien atsiskaitimai yra. Tai noriu atsiskaityti tą biologiją ir chemiją, nes šiandien yra jų atsiskaitimas. Ir jeigu jų neatsiskaitysiu, aš po atostogų turėsiu. O man, žinot, prisiminti, vėl per visas atostogas stresuoti. Tai galvoju, atsiskaitysiu tą ir konsultacijų matematiką. Nu, aišku, nėra, kad geriausiai jausčiausi. Biški taip, ką žinau, karšta atrodo dabar. Žodžiu, temperatūra naktį buvo sukilus, tai nežinau. Dabar irgi, sakau, negeriausiai jaučiuos, bet svarbu man atsiskaityti visus atsiskaitimus, kad būtų rami galva. Praleidau šiandien šiaip matematikos, jaučiu vieną atsiskaitimą. Aš nežinau, ką man ten ir dar rašė, aš taip ir nesupratau, ar jie rašė ar nerašė. Bet žinau, kad rytoj turėsiu tikrai atsiskaityti, tai jų. Tai va, o dabar mano autobusas atvažiuos po 10 minutės, tai aš jau tuoj eisiu, dėtis trūkę ir autobusą. Ir autobusą reiks kartotis. It's not fun. Tai vat. Šiaip aš būčiau gal šiandien net neėjus, jeigu nebūtų buvę tų atsiskaitimų. Bet sakau, kad būtų gal. Tai vat. Tai susitiksime vėliau. Guys, šiandien toks gražus oras. So beautiful. Nėra vėjo. Bet taip kiekvieną dieną būtų. Kad vat vis prasidėtų pamokos kokią 11-10. Būtų labai gerai. Tai mano toks darbas. Reiks dar nuriebalinti ir ką ten padaryti, labai pabėns. Pretty nice. Guys, it's bad. Žodžiu, tik atėjau po technologijos, ten pabaigti tą darbą, ten man reikėjo tik tais, aš jums sakiau žodžiu. Ir tada pagavinau, paskui likusią pamoką tiesiog gulėjau. Ir tada buvo chemija, buvo taip blogai per tą chemiją, aš taip blogai jaučiu. Aš biškį verkt pradėjau, bet nieko tokiam. Bet šiaip viską parašiau, tikrai manau, kad gausiu labai gerą pažymį 8, mažiausiai 8. Ir tada biologiją reikėjo rašyti, dar mažiau jaučiausi. Tai tipo gavau 6, bet kadangi dar pratybose kaip ir taškų turiu, susižiūrėsiu ar 10 turiu ir jeigu turėsiu, po atostogų parodysiu ir gausiu tada 7. Tai labai gerai. Bet neišbuvau iki tų konsultacijų atsiskaitimo, nes tiesiog, aš žiauriai blogai jaučiuosi, mane šaltis bele kaip krečia. Žinokit, it's really bad. Tai, o dabar einu namo, parašiau iš karto išėjau. Vieną pamoką bus praleidus. Nu, taip, šiaip tai, jeigu nuo šiandien dienos, tai, ne, nuo ryto, tai 2 ir tada paskutinė irgi būsiu nebuvus. Ir konsultacijose neatsiskaitysiu, tai tas blogai. Gerai, kad einu namo. Tai
ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus, o mes susitiksime kitame video. Čiau!